Tadas pravažiavo. Plyta. Sližiuos nedažnai plytos pastatytos būna ant gatvės. Bet taip totaliai, stop, neatvaryk per plytą. Kasa dirba vyrai, tai? Gerai, einam pasižiūrėti. O čia kada šitą planuoja užtaisyti, nežinot? Rytoj žada pradėti darbą. Rytoj, ne? Dar pradėti. Bet ardys visą gatvę, ar ne? Nežinot. Nu, tik kad viskas šviežiai, kas dar išeiginė. Nu, reikia nueiti pasižiūrėti, kaip čia atrodo. Baisu. Ne, sako, iš tikrųjų, neužpil krūvos, tai atsiras visą laikų gudriukų, kurie nuims tos stulpelius ir atras būdą, kaip pravažiuoti pro šalį, o tenais, nu, įgriuva tokia tikrai nemaža. Ir vat kaip priejau prie pat, matosi, kaip asfaltas kyla ir jau griūna gilin, ten viduje tai skylė normali, ten traktorius visas sutilptų. Nu va, nėra čia labai saugu vaikščiot, jau matosi, kaip žemė skilinėja ir čia gali ir toliau įlūžti asfaltas. Išplauta normaliai, stipriai. Ras, o tu žinai istoriją šitą, kaip įgriuvo gatvė? Ai, kaip įgriuvo, tai pačio momento nežinau, bet sakė, Kęstas ryte važiavo į Ukmergę, tai dar nebuvo nieko, jis pravažiavo gerai, o paskui Vasiliauskas pranešė, kad jau viskas, čia sako biški... Kuris Vasiliauskas, ne aš? Pirmasis. Kitas, antrasis. Senbuvis. Ai, Vasiliauskas senbuvis? Ai, supratau, galvojau, Tadas. Ne. Aš supratau, kad senbuvis. Sakė, paskambino 112, nes čia sako rimta, gerai įgriuvo. Ne, bet tai man įdomu, žinai, kad kokiu metu įgriuvo, nu, kai važiavo, ar kai tiesiog pamatė, kad įgriuvo. Nu, vat negaliu pasakyti. Čia taip jau normaliai, jau ilgai plovė, matyt, kad tiek išplovė. Ir va ten giliau matosi tokie armatūros. Labai panašiai atrodo taip, kaip nuotraukoj toj Stepono Jankeliūno knygoje. Stepono Jankeliūno knygoje yra nuotrauka, kaip betonuoja va šitą vat pralaidą. Nu ir jeigu žinot, pasakykit. Ar tikrai šitoj vietoje betonuoja čia, ar Gavenonyse betonuoja, reiškia, tą užtvanką, pralaidą? Kaip jums atrodo? Vat pažiūrėkit šitą nuotrauką ir pasakykit, ar tikrai šitą vietą, kas žinot. Nes kaip mum Rasa, ne, sakė Steponas. Taip, mums sakė, kad šitą perlaidą. Jo, sakė, kad būtent šitos pralaidos yra betonavimas vykdomas šitoj nuotraukoje. Nu pažiūrėkit, kaip jums atrodo. Armatūra betonui sutvirtinti skirta labai panašiai. Nu va, čia ta duobė vis būdavo, jinai vis ją užtaisydavo ir matyt dėl to ir smuko, kad po apačią vanduo plaudavo. Nu, Ras, matai, kas čia darosi? Jo, visada tokia vieta atrodo pavojinga. Bet ten, nu, einam iš tos pusės, pažiūrėk, kiek išplauta žemės viduje. Kaip? Turi pasikabinti čia su mašina, ratas įkristų, va taip nepamatytum. Ne, bet aš sakau, kiek viduje išplauta žemė, va, nu, eik iš tos pusės, užlys pasižiūrėk. Išvažiavo. Žiūrėk, pati neįgriuk. Matai, kiek išplauta? Žemai vanduo atrodo, ne? Ne, tai vanduo, bet žinai, ten griaužia. Aš tai ten žiūriu tos konstrukcijos metalinės, jos labai panašu kaip nuotraukoje Jankeliūno.